Pirmas žingsnis tai yra, kad mes norim kurti namų darželius. Valstybei tai beveik nieko nekainuoja, o žmonėm vaikai galėtų nedelsiant eiti pas savo kaimynus, lankytis darželiuose. Tai sukurtų nemažai ir darbo vietų. Ir antras dalykas – sutaupytų valstybės lėšų. Sekantis dalykas, ko matome didžiulę spragą, tai iš tikrųjų mokykloje tautinio auklėjimo beveik nėra. O juk tik tai tautiškai auklėjamas žmogus, jisai gali mylėti savo tėvynę, jisai gali norėti gyventi savo tėvynį. Nes daugumų vaikų net nepabandė, pabaigę vidurinę, jų svajonės yra, kad jie gyvens užsieny, kad jie bus išvykę. Labai sunku patikėti to, kad taip gali būti, bet tai pas mus yra. Todėl sieksime daug labiau įtvirtinti būtent mokykloje tautišką auklėjimą. O ir bebaigiantis mokyklą vidurinę vaikai, matome, kad neturi jokios specialybės. Ir manome, kad bent jau paskutinėse klasėse ir vyresnėse klasėse vaikai privalėtų bent jau praktiką atlikti rajono kažkokiose įmonėse, galėtų atlikti praktiką ir šiek tiek nors susipažinti su gyvenimo realybė ir to, kas jų laukia. Toliau sekantis žingsnis tai yra verslas, tai yra pats pagrindinis dalykas, kadangi verslas yra maitintojas visko. Ir tie jauni žmonės turėtų įsitvirtinti savo krašte, o tam turi padėti valdžia. Mes manome, ir žinome, kad turi būti įkurti verslo paramos fondai, realiai veikiantis ir realiai padedantis žmogui. Taip ir yra visose Europos valstybėse civilizuotose. Toliau manome, kad būtina ir įsitvirtinusiam verslui kažkaip tai Lietuvoje labai rėmimas, tiesiog verslas atrodo savo, gyventojai savo, o valdžia savo. O juk tas pats verslas pradėjo suprasti, kad jisai verslą daro juk toj bendruomenėje, toj aplinkoje, kurioje ir pats vystosi. Tai dabar tikrai manom, kad turim galimybių jauni žmonės, ne tik pritraukti įvairų verslą, bet turim galimybių ir jame patys dalyvauti. Nedėstysiu daugiau dalies programos, bet dar norėčiau pasakyti, kad savivaldoje tas spragas, kurių mes matome, jų yra tiek daug, jos taip nutolę nuo žmogaus, kad mes šiandien pasigendame labiausiai nuoširdaus, normalaus, nearogantiško savivaldybės tarnautojų bendravimo su žmonėmis. Kadangi atėję paprasčiausiai turi žmogui padėti, nes ne viską gali padėti, bet žmogus, kad nebūtų gainėjimas, kad nereikėtų jam ieškoti, kad nereikėtų bėgti kažkur tai pažymos tam, kad gauti kitą pažymą. Šitaip negali būti, taip nėra civilizuotam pasaulyje. Ir aišku, dar vieną dalyką, ką mes tikrai matome didelį potencialą, tai kad ir mūsų senjoruose, nes žmonės išėję daugumą į pensiją užsidaro. Jie tiesiog užsidaro savo gyvenime, jie nėra aktyvūs, jie bendruomenės veikloje mažai veikia. Ir būtent šitų žmonių su didelė gyvenimo patirtim, su didelė žinių bagažu, jis turi būti išnaudojamas bendruomenės gyvenime, jie turi aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Jie turi būti matomi, jie turi būti gerbiami, nes jeigu nuo mokyklos auklėsim vaiką gerbti vyresnį ir žmogus visai, senjoras jausis visai kitokia aplinkoje.